Pakviesiu šiandien tave į aktyvaciją, meditaciją, ko aš labai nemėgdavau. Dabar vis dar mano ego įsikiša į šitą procesą ir galvoja, ar tikrai reikia. Ir aš suprantu, kad tikrai reikia. Ir tada save pasodinu į aktyvaciją, meditaciją, kai leidžiu pasauliui sulėtėti, mintims nurimti ir širdžiai uždainuoti, bei tavo intuicijai prakalbėti. Tai va šiandien aktyvacijoje, meditacijoje aš pakviesiu tave tikrai kokybiškai, tarsi viską išjungti aplink save ir įjungti save. Ne? Įjungti save gyvenimui, įjungti save kūrybai, įjungti save grožiui, įjungti save meiliai, įjungti save sveikatai. Bet kas, ko tau reikia, tu gali savyje įjungti, suaktyvinti tą būseną, tą nuotaiką, tą poreikį. Tai dabar kviečiu tave įsitaisyti patogiai ir užmerkti akis. Šioje akimirkoje, čia ir dabar, prisimink, kad tu šias kelias minutės skiri tik tai savo. Ir jeigu esi prabangi moteris, tu užsimerksi, atsisėsi ir leisi viskam sulėtėti. Šioje akimirkoje išleisk ketinimą, jausdama savo kūną, vis labiau ir patogiau atsisėsdama arba atsikuldama, kad ši meditacija, aktyvacija yra susijusi su tavo kūrybinė galia. Tai, kas yra pas tave natūralu, bet greičiausiai šiek tiek apleista, galbūt netgi šiek tiek užblokuota. Ši meditacija, aktyvacija tegul bus apie tai, apie tavo gražiausią energijos tėkmę, apie kūrybiškumą, kuris netelpa jokiose rėmuose, apie tai, kas yra tau padovanota kaip didžiausia privilegija su moters kūnu - kurti. Savyje kurti netgi naują visatą, naują gyvenimą ir paleisti tai į pasaulį. Tegul šitavo supergalia, tegul tavo tikroji prigimtis šiandien, čia, per šią aktyvaciją ir meditaciją tau išsiskleidžia ir sustiprėja, tam, kad tavo gyvenimas įgautų kitą kokybę ir kitokį atspalvį. Ir vien apie tai pagalvojusi, vien sutikusi su mano žodžiais ir paleidusi šį ketinimą, tu viską jau gauni. Moters pradas yra apdovanotas. Ir kai jie atsipalaidavusi, jis susirenka viską, kas skirta jai ir viską, kas yra geriausia. Kartu su manimi kviečiu 3 kartus neskubėdama įkvėpti pro nosį ir iškvėpti pro burną. Gali pradėti dabar, giliai ir lėtai įkvėpti pro nosį. Lėtai ir giliai iškvėpti pro burną, paleisdama viską, ko tau nebereikia, ko nereikia šią akimirką. Ir dar kartelį. Lėtai ir giliai įkvėpk pro nosį. Giliai ir lėtai iškvėpk pro burną. Tu grįžti į save, tu grįžti į savo sielos kalbą, tu grįžti į savo kūną. Ir paskutinį kartą, įkvėpdama jausk save, jausk savo moterišką esybę, giliai ir lėtai įkvėpk pro nosį. Lėtai ir giliai iškvėpk pro burną. Čia ir dabar, šioje akimirkoje, leisk savo apsijungti su savo kūnu, su savo moteriškumo esybe, su savo moters energijos šventykla ir tikrąja privilegija, nes moters kūnas yra palaiminimas. Jos linkiuose, jos klubuose, moters kūne egzistuoja dieviškumas. Ir tu tai žinai, tiesiog tau pačiai reikia tai priminti savo. Šioje akimirkoje čia ir dabar sukoncentruok visą savo dėmesį
į gimdos centrą. Tai yra apatinė pilvo dalis. Netgi jeigu tu neturi gimdos, vis tiek pas tave kūrybiškumo centras egzistuoja. Ir kūryba tavyje laukia, kol leisi jai skleistis. Susikoncentravusi įsivaizduok ir pamatyk tenai, kaip mažas gėlės pumpurėlis. Mažas žiedelis, kuris dar neprasiskleidęs, virpa nuo šilumos, nuo meilės, kai tu skiri savo laiko ir dėmesio. Ir tavo žvilgsnio pagalba, vidinių minčių žvilgsnio pagalba, tu matai, kad tavo moteriškumo centre pradeda skleistis nuo šilumos ir šviesos, nuo dėmesio, kurį tu duodi, tas nuostabus gražus gėlės žiedas. Ir tu gali pasirinkti bet kokią gėlę, bet kurį žiedą. Tai, ko tau reikia šią akimirką labiausiai - spalva, tekstūra, rūšis. Ir tu matai, kaip išsiskleidžia gražus žiedas, kiekvienas žiedo žiedlapis palengva tarsi pradeda švytėti, skleisti aromatą. Ir tu jauti savyje pilvo apačioje, kad tu puoselėjai savo vidinę gėlę. Ir ta gėlė šiuo atveju yra tavo kūrybinė energija, tavo kūrybiškumas, tavo gyvenimo upė, kurioje tu viską kuri. Ir tu matai, kaip šis žiedas išsiskleidęs vis auga, vis plečiasi ir apima visą tavo apatinę pilvo dalį. Žiedo žiedlapiai nuglosto vidinės sieneles. Kiekviena dalis būna nuglostyta, netgi nubučiuota ir tu jauti apatinėje pilvo dalyje, kad tai tikrai tavo šventykla. Mintimis leisk savo perbėgti lengvai ir švelniai per savo tuos vidinius organus, tą moteriškumą, tas sieneles. Ir tu jauti, kad ten kuriasi tokia sakrali erdvė, toks grožis, tokia meilė. Ir ta energija tavyje, tavo apatinėje pilvo dalyje, tu jauti, kaip pradeda judinti tave visą. Tavo kūnas palengva pradeda judėti ir netgi dainuoti, nes iš ten gimsta tikrasis malonumas, tenai gimsta naujoji visata, tenai, tik tais tenai, sukuriamas tikrasis stebuklas. Ir tu jauti, kad savo mintimis grįžus į savo moteriškumo centrą, į savo apatinės pilvo dalies centrą, jausdama savo esybę, jauti kūne, kad tave aplieja ir tarsi pradeda bangomis skleistis malonumo energija, atsipalaidavimas. Tarsi tas nuostabus aromatas iš gėlės žiedo skleidžiasi į apatinę kūno dalį per tavo klubus ir sėdmenis, per tavo moteriškumo organus, per tavo šlaunis, jų išorinę ir vidinę dalį. Tu jauti, kaip kūrybinės energijos banga ritasi per tavo kūną ir per apatinę jo dalį, per tavo kelienus, per tavo blauzdas, per tavo pėdas. Ir ši banga nubanguoja per grindis į motinos žemės centrą ir viskas grįžta dar kitaip, dar kitokios energijos, vėl į tave ir ta banga tave vis supa ir tu pasiduodi, jauti atsipalaidavimą ir atsidavimą tai kūrybinės energijos bangai. Tu pasiduodi be jokio analizavimo, be jokio vertinimo, be jokių lūkesčių, tu tiesiog pasiduodi tai energijai, kuri yra malonumas, atsipalaidavimas, kuri yra tėkmė. Ir jauti, kaip šis gėlės žiedas dar labiau sužydi, dar labiau suspindi tavo apatinėje pilvo dalyje. Viskas yra taip dieviška ir sakralu.
Tu esi palaiminta ir leisk savo širdimi, savo visų kūnų jausti tai, aš esu palaiminta būti moterimi. Aš esu palaiminta kurti ne tik gyvybę, kurti santykius, kurti veiklą, kurti projektus. Aš esu palaiminta eiti gyvenimą per lengvumą. Aš esu palaiminta būti prabangi. Ir jaus kaip tas gėlės žiedas, jis dar labiau išmiluotas, žydi taip stipriai, kad tu negali atsispirti tam aromatui ir dar vienai bangai, kuri pradeda ristis į tavo viršutinę kūno dalį. Iš tavo patinės pilvo dalies ritasi per tavo liemenį, per tavo vidinius organus, per tavo stuburą. Ir tas bangavimas nesustoja, vis tas bangavimas vis ritasi. Ir dar viena banga, ir dar viena banga, ir tu lengvai jauti savyje harmoniją šiame bangavime, kuris suteikia tavo gyvybinę energiją. Tu jautiesi gyva, nes kūrybiškumas tavyje įžiebia gyvybę, charizmą, pasitikėjimą savimi. Ir tu leidi toms bangoms vilnyti per tavo kūną ir tos bangos keliauja iki tavo krūtinės. Krūtinėje leidi savo dar giliau ir dar stipriau įkvėpti, įkvėpti pro nosį taip, kaip tau norisi ir iškvėpti giliai ir lėtai. Ir tu jauti, kaip širdyje įsižiebia tas besąlyginės meilės žiburys, tas šaltinis, kuris yra tavyje, bet per kūrybą tu supranti, kad ta meilė gali būti visokia. Meilė gali būti net kai aš supykstu ant seno įpročio ir sakau, stop, aš daugiau taip nebesielgsiu, aš daugiau šito nebenoriu, aš darysiu kitaip. Ir tu jauti tas bangavimas vis eina per tave, per tavo kūną ir tavo širdis dainuoja. Tu jauti balsą, tu girdi melodiją. Ir šioje akimirkoje susikoncentruok į tą muziką. Leisk savo nieko neanalizuodama girdėti tą melodiją, jausti tą kūrybiškumo bangą, kuri vis atsinaujina. Ir tai nėra viena banga, tai yra nuolatinis tavyje bangavimas kūrybinės energijos. Ir tas bangavimas keliauja nuo tavo pečių, tavo rankomis iki alkūnių ir nuo alkūnių iki plaštakų. Jeigu jauti, kad kūne pasidarė truputį kažkur įtampa, leisk tam bangavimui viską išjudinti ir tau nereikia sėdėti susikaupusiai, leisk judėti savo kūnui, taip kaip jam norisi, galbūt judinti galvą, galbūt judinti klubus, galbūt judinti pečius, tu banguoji, brangioji. Juk tu leidi savo banguoti per kūrybą, per judesį, per vidinę melodiją ir muziką, kurią tu kuri. Ir tu leidi savo patirti tą prabangą. Ir tas bangavimas kyla per tavo kaklą į tavo galvą ir pasklinda tavo galvoje tarsi išjungdamas visas mintis, visą analizę, visas abejonės ir baimės. Ir tu jauti, kaip tas bangavimas susikoncentruoja tavo trečioje akyje. Ir ta trečioji akis yra vieta tarp tavo antakių kaktoje ir viskas aktyvuojasi. Tavo matymas, pasaulio matymas kitaip. Visos situacijos yra kūrybos procesas. Tu jauti ir matai savo galvoje trečioje akyje, kad viskas plečiasi, tavo intuicija pradeda su tavimi kalbėti ir tau rodyti. Rodyti žmonės, rodyti situacijas, rodyti vaizdinius. Rodyti pasaulio šviesą ir pasaulio tiesą. Ir tu priimi. Sėdėdama čia ir dabar su savimi tu priimi. Ta intuicija, kuri viską supranta, kas buvo, kas yra ir kas dar tik tais bus. Ir tu apjungdama savyje besąlyginę meilę širdies centrą,
Intuicija yra aiškiaregystė, kurią tu turi, bei savo kūrybinį tikrą moters prado potencialą tu jauti, kad tavyje aktyvuojasi naujas procesas. Ir tai yra kūrybinis procesas. Tu viską apjungi ir visiškai jauti pasaulį ir gyvenimą šią akimirką kitaip. Leisk savo išgirsti ir pamatyti žodžius, kuriuos dainuoja tavo širdis. Ta melodija, kuri neša tau žinutę. Trečioje akyje tu pagaliau ją perskaitai. Šią akimirką leisk savo išgirsti žodžius, kurie skrieja tik tais tau, kad aktyvuotum savo kūrybinę energiją, savo kūrybinės energijos potencialą ir tikrąją savo galią kurti. Kurti netgi jeigu tai reikštų kažką sugriauti. Kurti netgi jeigu tai reikštų visiškai pereiti į kitą kokybę, kurti. Šioje akimirkoje muzika tavyje tebegroja. Leisk savo ją pasimėgauti ir išgirsti tuos žodžius, suprasti ir juos pamatyti. Ką tau kalba tavo kūrybinis potencialas, tavo kūrybinė galia. Padėkok tiem žodžiams, padėkok tai išminčiai, padėkok šią intuicijai, kurią supranti taip, kaip supranti šią akimirką. Taip yra geriausia. Dėkoju savo, kad matau, kad girdžiu, kad aš suprantu ir jaučiu save. Dėkoju savo, kad klausausi savęs, kad einu link savęs ir kad nuo šios akimirkos įsipareigoju savo. Aš įsipareigoju savo kūrybiniam potencialui skleistis, jį mylėti, jį puoselėti, jo klausytis ir veikti pagal jį, netgi jeigu tai atrodys nelogiška. Šį įsipareigojimą deklaruodama nusišypsok savo ir pasauliui ir 3 kartus garsiai arba tyliai pasakyk taip. Taip, taip, taip. Jauti širdimi ir visų kūnų, kad ta žodis, kad ta mintis, kur ką tik pasakėjai, taip deklaruoja ir užtvirtina, jog nuo šios akimirkos tu renkiesi save, savo kūrybiškumą, savo grožį, savo moteriškumą. Ir dėl to nuo šios akimirkos tavo gyvenimas pradeda keistis, netgi situacijomis, kurios galbūt atrodys tau nemalonios, jos yra tik dėl tos priežasties, kad taptum tai, kas atėjai būti šioje žemėje, tikra karalienė, šviesa ir moteriškumo ambasadorė. Nusišypsok savo ir pasauliui ir grįžk į šią akimirką, kai būsi pasirengusi, švytėdama, su šypsena, meilės akimis širdimi, intuicijos matymu ir visišku leidimu savo kurti ir patirti kūrybą, gyventi kūrybos procese.